7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai sveikinus pergalę, daug taškų šiandien ir kokios dabar emocijos pačių rungtynių? Tai labai geras emocijos, ne vien tik dėl pergalės, bet ir susikrovėm gerą taškų pranašumą ir dabar mano paskaičiavimais lyg ir viską savo rankose turėtume turėti paskutinės rungtynėse, tai dėl to labai smagu. Kai šiandien buvo pagrindiniai akcentai? Pagrindiniai akcentai buvo judint kamuolį daug prieš juos, nes jie tikrai labai daug spaudžiasi po krepšių, žinojom, kad gausim daug gerų tritaškių metimų ir jos išsinaudojom. Rungtynės pradėti geriau, bet trečiajame kėlinyje varžovai sugrįžo. Kaip manai, kas prie to prisidėjo, kad jie grįžo į kovą? Šiaip iš tikrųjų pataikė ir daug sunkių metimų ir iš pradžių, man atrodo, 7 tritaškius turėjo, tai ir vis tiek yra gera komanda, moka gerai žaisti ir labai džiugu, kad nepasidavėm ir išlikom kaip komanda ir gale perlaužėm jas visiškai. O paskutinį rungtynę turėjote netrumpą pertrauką ir jinai padėjo labiau pasiruošti varžovam, ar kaip tik šiek tiek išderino? Tai čia visiems vienodai, nežinau, šiaip manau, kad gal kaip tik turėjom pasirašėm augį, tai turėjom laiko su juo susižaisti, turėjom ir draugiškas rungtynės net galėjom sužaisti, tai manau, mums tai išėjo į naudą šiuo metu. Dabar šiek tiek galbūt trūksta aukštaūgių jūsų komandoje, ar jau tik kad tavo vaidmuo yra svarbesnis krepšio? Tai jis visad buvo svarbus, nes vis tiek aš su Gudaičiu, mes du centrai, tai visą dviese dalinamės minutės, o ten ketvirtoje pozicijoje gal kai iškrito Jacobas šiek tiek daugiau, bet gerai kiti išsinaudoja tos savo šansus, Kajus gerai, kiek Carolinas. Šiandien pataikė ne vieną tolimą metimą, kiek esi patenkintas savo šio kitlu faktorių rungtynėse? Tai patenkintas, labai smagu, kai sukrenta tritaškai, atsakau, žinau, kad gausiu tų progų išsimesti ir pataikė tos metimus. Minėjau Augustą, kaip ir sekasi įsilieti į šią komandą? Tai kol kas gerai, dar nepralaimėjo su juo, tai vis tiek džiugu, kad jis toks yra tikras žaidėjas, ir tas kamuolys daugiau vaikšto ir mažiau tų klaidų padarom ir daugiau asistų. Paskutinės grupės rungtynės liko su Galatasarayum. Koks tai varžovas ir ko galit pasimokyti iš praėjusių rungtynių? Man tai labai primena čia toks dežavui praeitus metus, kai irgi važiavom į Galatasarayų žaisti lemiamas rungtynės, bet tam pralošėm, tai šiemet tikimės atsigriebti ir sakau, ir nežiūrėsim į kitas rungtynės ir ten Holonas kaip žaidžia, tai bandysim viską padaryti, kas nuo mūsų priklauso ir patys susikovot tą kelialapį. Žinojot rungtynių svarbą, istorinė diena Lietuvai, himnas Lietuvos prieš rungtynės Čempionų lygos, tas nėra įprasta, buvo tokio širdį gniaužiančių virpinančių momentų prieš mačą. Tai taip, labai smagu, kad leido į Čempionų lygą tą himną sugiedoti ir tą vėliavą labai gražiai žiūrėjęs, tai sakau, labai džiugu, sveikinu visus lietuvius su šita švente ir džiugu, kad padovanojom pergalę. Komandos aukštaugiai, tu, Simonas Lukočius, Briunkė prapliupo tais tritaškiais. Matėm, kad ir mėgautis labai pavyko tais tolimais metimais. Ir tas kasdienis lūžis įvyko, prasidėjo nuo tavęs, reiškia kėlinio pabaigoje, kai pataikė du tolimus metimus, kaip pavyko perlaužti tą mačą trečiam kėlinyje. Tai kaip ir pasakyti, tais tritaškiais metimais, tai sakau, visi žino, ką aš galiu ir tiesiog išlaukiau to savo momento, šiek tiek išėjo į pagalbą nuo manęs ir gražiai surado mane komandos draugai ir sumečiu tos metimus. Kiek gal tų emocijų ir matant transliacijos metu įnešė tas paskutinis tritaškis paskutiniam sekundėm, kaip rodė į ledas vienose. Komandos draugams su šypsena pasitikėjo po to ant suolo. Nu tai taip. Man ties prašė šiandien 4 tritaškių, tai gaila, kad 3 pataikiau. Labai norėjau dar 4 paskutinį iš vidurio įmest, bet pritrūko sėkmės.